Klimato nelaimių gausėjimas planetoje lemia tai, kad žmonija yra priversta prisitaikyti prie naujų sąlygų ir šis procesas darosi vis sunkesnis. 2025 metų pradžioje pastebimai išaugo vulkaninis ir seisminis aktyvumas. Būtent ši tema ir bus aptariama šioje apžvalgoje. Daugiau nei 11 tūkstančių žmonių skubiai pabėgo iš Graikijos Santorinio salos, naudodamiesi bet kokiomis susisiekimo priemonėmis – lėktuvais, valtimis, privačiomis jachtomis ir net pramoginiais laivais. Tokio masinių žmonių sprukimo iš salos priežastis buvo intensyvus žemės drebėjimų spiečius. Seisminis aktyvumas regione prasidėjo sausio 24 dieną. Žemės drebėjimų epicentrai buvo šalia tektoninių lūžių, netoli dviejų ugnikalnių – Santorinio ir povandeninio Kolumbo ugnikalnių. Kadangi Graikija yra seismiškai pavojingoje zonoje ir žemės drebėjimai čia nėra neįprasti, tai nesukėlė gyventojų panikos. Tačiau vasario 1 dieną drebėjimų dažnis ir stiprumas smarkiai išaugo, o jau po 3 dienų vulkaninė sala drebėjo kas kelias minutes. Nacionalinė Atėnų observatorija užfiksavo daugiau nei 31 000 drebėjimų šiame rajone. Galingiausias seisminis įvykis buvo 5,2 balų stiprumu, įvykęs vasario 5 dienos vakarą. Saloje buvo paskelbta nepaprastoji padėtis, o ugniagesiai ir medicinos darbuotojai iš Naksų salos atvyko padėti gyventojams. Dėl daugybės žmonių, bandančių išvykti iš Santorino, pradėtos teikti papildomų keltų paslaugos. Tačiau tą pačią dieną prasidėjusi audra itin apsunkino evakuaciją, sustabdė ne tik mažųjų laivų, bet ir keltų judėjimą. Dėl to daug žmonių įstrigo Santorinio uoste laukdami galimybės išvykti iš salos. Deja, padėtis Graikijos saloje yra tik vienas iš pavyzdžių, kaip nuo 2025 metų pradžios padažnėjo seisminis ir vulkaninis aktyvumas. Islandija. Islandijoje taip pat didėja ugnikalnių aktyvumas. Sausio 2 dieną Grütervatn ugnikalnių rajone buvo užfiksuota virtinė požeminių smūgių, trukusi net 40 minučių. Mokslininkai tai sieja su galimu giliu magminiu išsiskverbimu. Per sausį užregistruota apie 100 žemės drebėjimų, kurių stiprumas siekė 3,2 balų. Pastebėtina, kad paskutinis šios ugnikalnių sistemos išsiveržimas įvyko 10-ajame mūsų eros amžiuje. Sausio 14 dieną Bardarbunga kalderos šiaurės vakarinėje dalyje buvo užfiksuotas galingas žemės drebėjimų spiečius. Galingiausio drebėjimų jėga siekė 5,1 balų. Ypač kelia nerimą tai, kad epicentras buvo labai nedidelėme gylyje. Šiaurės Marijanų salos. Povandeninės ugnikalnis Aki, esantis Šiaurės Marijanų salų grandinėje Ramiajame vandenyne, rodo aktyvumo ženklus. Sausio 2, 10 ir 18 dienomis darytų palydovinių vaizdų analizė atskleidė pakitusios spalvos vandens srovę, būdingą vulkaninės veiklos požymį. Sausio 9 dieną tai patvirtino povandeniniai slėgio davikliai, kurie įrengti prie Veiko salos. Aki ugnikalnių išsiveržimas rodo padidėjusį endogeninį aktyvumą rajone, o tai kelia didelį susirūpinimą, nes jis yra netoli Marijanų įdubos. Čia žemės pluta turi minimalų storį. Remiantis skaičiavimo modeliais, jei šioje srityje padidės magminė veikla, tai galimas magmos proveržis į paviršių, o tai turės katastrofiškų pasekmių visai planetos gyvybei. Indonezija. 2025 m. sausio mėnesį Ibu ugnikalnio Indonezijoje aktyvumas smarkiai išaugo. Per pirmąsias 20 mėnesių dienų Ibu išsiveržė daugiau nei 1000 kartų. Palyginimui, per visus 2024 metus užregistruota kiek daugiau nei 2000 išsiveržimų. Prie ugnikalnių taip pat buvo pastebima žemės plutos deformacija ir padaugėjo negilių drebėjimų. Pastebimas faktas, kad laikotarpiu nuo šių metų sausio 1 iki 15 ugnikalnių išsiveržimai pasižymėjo kur kas didesniu pelenų išmetimu, siekusiu 4 km virš viršūnės. Tai gerokai viršė 2023 metų lygį, kai pelenų kolonų aukštis siekė apie 1,5 km. Po galingų išsiveržimų sausio 15 dieną pavojaus lygis buvo pakeltas iki maksimumo – 4. Valdžia paskelbė, kad reikia evakuoti 3000 žmonių gyvenančių 6 netoliese esančiose gyvenvietėse.
Tačiau nepaisant pavojaus, daugelis vietinių gyventojų atsisakė palikti savo namus, motyvuodami tuo, kad yra pripratę prie tokių reiškinių ir šiuo metu užsiėmė derliaus nuėmimo. Etiopija. Pagrindinių Etiopijos plyšio srityje taip pat stebimas didėjantis seisminis ir vulkaninis aktyvumas. Etiopijoje Erta Ale ugnikalnis garsėja savo lavos ežeru, kuris egzistuoja pastaruosius dešimtmečius. Tačiau 2025 m. sausio 13 d. ugnikalnis išsiveržė, todėl lava ne tik užpildė kraterį, bet ir tekėjo už jo ribų, pirmą kartą per 20 metų pasiekdama turistinės vietas. Fentalių ir Doferų ugnikalnių rajone tęsiasi intensyvus seisminis ir vulkaninis aktyvumas. Prasidėjo 2024 m. pabaigoje. Manoma, kad šią veiklą sukelia magma, prasiskverbianti po žemės paviršiumi. Sausio 3 d. Dofenų ugnikalnyje atsivėrė nauja anga, iš kurios su didelė jėga buvo išmetami garai, akmenys ir purvas. Iki sausio 13 dienos šių ugnikalnių teritorijoje buvo užfiksuoti 124 žemės drebėjimai, kurių stiprumas svyravo nuo 4 iki beveik 6 balų. Dėl žemės drebėjimo atsiradusių didelių įtrūkimų žemėje buvo padaryta žala infrastruktūrai ir sužeisti vietos gyventojai. Jungtinės Amerikos valstijos. Havajuose JAV tęsiasi 2024 m. pabaigoje prasidėjęs Kilaujoje ugnikalnio išsiveržimas. Nuo išsiveržimo pradžios buvo užfiksuoti 8 lavos išsiveržimai, paskutinis iš jų įvyko vasario 3. Išsiveržimo trukmė svyravo nuo 14 valandų iki 8 parų. Aktyviausios išsiveržimo fazės metu lavos fontanai pakilo iki 100 metrų aukščio. Buvo išmetamos vulkaninės dujos. Havajų ugnikalnių nacionalinėme parke buvo aptikta vulkaninių uolienų fragmentų ir pelenų. Be to, netoliese esančiose gyvenvietėse buvo rasta plonų vulkaninių stiklų pluoštų, vadinamų pele plaukais, kurie gali kelti pavojų žmogaus kvėpavimo sistemai. Kolumbija. Sausio 22 d. Nevado del Ruiz ugnikalnio išsiveržimas Kolumbijoje buvo matomas iš kelių netoliese esančių vietovių. Vėliau dideli pelenų kiekiai krito miestuose esančiuose 30 km spinduliu nuo kraterių. Savaitę anksčiau, nuo sausio 14 dienos, regione išaugo seisminis aktyvumas. O tai paaiškinama magmos ir dujų judėjimo žemės gelmėse. Superugnikalniai kelia dar didesnį grėsmę. Jų galingi išsiveržimai tolimoje praeityje sukėlė pasaulinės katastrofas, sunaikinusias visą mūsų planetos gyvybę. Šiais laikais jų milžiniškose kalderose dažnai įsikūrė dideli miestai. Sakuradžimos ugnikalnis yra Airos kalderoje, kuri laikoma vienu pavojingiausių superugnikalnių planetoje. Nuo sausio 20 dienos Japonijos meteorologijos agentūra pranešė, kad ugnikalnių aktyvumas padidėjo. Iki sausio pabaigos įvyko keli sprogstamieji išsiveržimai, kurių metu pelenų kolonos virš kraterio pakilo iki 2700 metrų, o dideli vulkaninės kilmės uolienų fragmentai buvo išsibarstę iki 1300 metrų atstumo. Vulkaninis žaibas buvo pastebėtas išsiveržimo metu, kuris įvyko sausio 30 dieną. Palydoviniai stebėjimai užfiksavo gilų kalderos dalių išsiplėtimą, o tai kelia rimtą ekspertų susirūpinimą. Italija. Vasario 5 dieną Italijos superugnikalnių Campi Flegrei teritorijoje, netoli ugnikalnių kalderos, buvo užfiksuotas 3 balų stiprumo žemės drebėjimas. Jo šaltinis buvo maždaug 2 km gylyje. Iš viso per 5 savaitės užfiksuotas 281 žemės drebėjimas, kurio stiprumas siekė iki 3 balų. Regionas patiria padidėjusį seisminį aktyvumą, kuris pasireiškia drebėjimų stiprėjimu. Tuo pačiu metu pastebimas žemės drebėjimų gylio padidėjimas, o tai gali reikšti magmų židinio suaktyvėjimą.
Mokslininkai superugnikalnį stebintys nuo 1984 metų pastebėjo laipsnišką Žemės plutos sunaikinimą šioje vietoje. Kitas Camping-Flegrei aktyvizacijos požymis yra sieros izotopinės sudėties pasikeitimas vulkaninėse dujose. O tai rodo karštos magmos antplūdį iš gilių rezervuarų, padidinančių plutos nestabilumą. Ugnikalnio kalderų būklė darosi dar labiau kelianti nerimą, nes beveik 500 000 žmonių gyvena raudonojoje zonoje. Tai yra artimiausioje jos kaiminystėje. Šiais metais aktyvumas buvo stebimas ir daugelyje kitų ugnikalnių, esančių Kolumbijoje, Kosta Rikoje, Rusijoje, Indonezijoje, JAV, Meksikoje, Japonijoje, Italijoje, Peru, Vanautu ir Filipinuose. Ir tai toli gražu ne visas sąrašas. Šį aktyvumą galima paaiškinti keliomis priežastimis. Pirma, Žemės branduolys yra veikiamas išorinės kosminės įtakos, kuri prideda jam energijos. Dėl šios energijos pavertimo šilumą mantija kaista, magma tampa skystesnė, didėja endogeniniai šilumos srautas iš gelmių į paviršių ir susidaro nauji magmos židiniai. Antra, pasaulio vandenynas, užterštas plastiku, nebegali efektyviai pašalinti šilumos iš Žemės gelmių, o taip pat prisideda prie planetos vidinės energijos kaupimuose. Dėl tų pačių priežasčių intensyvėja ne tik geodinaminiai procesai, bet ir didelio masto klimato pokyčiai bei kataklizmai. Ši dinamika visiškai atitinka matematinį modelį, kurį prieš keletą metų pristatė tarptautinė mokslininkų grupė. O 2025 metų prognozės nieko gero nežada. Tačiau užuot sutelkę dėmesį į problemos esmę ir ieškodami sprendimų, žmonija ir toliau daro bet ką, išskyrus tai, kas būtina civilizacijos išlikimui.